vieną savo video intro norėjau jums įrašyti iš Kenmore miestelio. Išėjau pasivaikščioti prie Bow upės šią gražią ir snieguotą dieną. Kovo pradžia čia Kenmore miestelėje, tačiau mes turime sniego dar ir balandį, ir gegužį. Tai pas mus pavasaris dar greitai neteis. Linkėjimą visiems iš čia, tie, kurie manęs nepažįstate, aš esu Kristina Džiai, santykių gyvenimo tikslo pasitikėjimo ir laimės mokytoja, saviugdos mentoriai moteriams, padedant išsivaduoti iš toksiškų santykių. Linkėjimai iš čia ir iki. Sveiki! Šiandieną noriu pratęsti mano temą apie narcisistinių santykių žodynėlį ir pakalbėsime apie pilkojo akmens metodą. Kas yra pilkojo akmens metodas narcisistinėme santykyje? Tai yra metodas, kurį jūs galite pritaikyti narcizui tam, kad apsaugoti save nuo jo pykčio protrūkių, nuo manipulacijų ir nuo psichologinio smurto. Tai yra bandymas apsaugoti savo emocinę, psichologinę sveikatą, nesileidžiant į konfliktus, nesileidžiant į ginčus su narcizu. Jūs neįsitraukite į konfliktinės situacijas, nesiaiškinat, nebandote įrodyti teisybės, labai minimaliai ir oficialiai bendraujate. Tokiu būdu patampate nuobodi narcizui tiesiog kaip pilkas akmuo. Narcizui santykyje yra labai svarbu pakrauti savo tą egocentrišką bateriją ir jis tai padaro tiesiog išprovokuodamas jūsų reakciją. Jam yra labai svarbu, kad jūs su juo ginčytumėtės, bandytumėte įrodyti savo tiesą, verktumėte, maldautumėte arba su viskuo sutiktumėte, nieko neprašytumėte ir tiesiog liaupsintumėte jį už jo pasiekimus, ar už jo grožį, ar už jo išmintį. Ir vienu ir kitu atveju jūs tiesiog pakraunate narcizo egocentrišką bateriją, tačiau kai jūs imate taikyti pilkojo akmens metodą, jūs narcizui patampote per daug nuobodi ir daugiau nesate narcisistinio ego šaltinis. Taigi, savo santykyje jūs ko gero ilgus metus darėte tai, ką darytų visi normalūs žmonės. Tai yra, jūs bendravote, jūs uždavėte jam klausimus, jūs bandėte spręsti konfliktus, jūs bandėte paaiškinti savo požiūrį. Visa tai santykiai yra labai normalūs dalykai, tačiau narcisistinis santykis jis yra kitoks ir jame reikalai nėra tokie paprasti. Santykėje su narcizu jūs susidurite su manipulacija, su gaslightingu, su jūsų žeminimu, su jūsų kaltinimu, su įvairiais įžeidinėjimais, gąsdinimais, su jūsų atmetimu. Ir šio tipo santykiai iš tikrųjų yra labai painūs ir tiesiog pilni sumaišties. Ir kuomet jūs savo santykyje jau išbandėte viską ir niekas neveikia, kad pakeisti tą santykio dinamiką, jūs tada galite jau prarasti viltį ir tiesiog tarsi pereiti į tą pilkojo akmens erdvę. Tai yra, jums viskas jau vienodai ir jūs nustojate stengtis dėl santykių, bet visa tai atkeliauja tiesiog iš jūsų beviltiškumo ir iš jūsų bejėgiškumo. Ir jūs galbūt tiesiog pasiduodate, jaučiatės išvargusi ir tiesiog nusiginkluojate toje nelygioje kovoje su narcizu. Tai gali irgi atrodyti kaip pilkojo akmens metodas, bet iš ties tikrasis pilkojo akmens metodas yra taikomas sąmoningai, apgalvotai ir jis neteina iš moters beviltiškumo ir iš moters noro tiesiog santykyje pasiduoti. Vis dėlto pilkojo akmens metodas yra galingas, nes jis yra sąmoningas, jis yra tyčinis ir tai ateina iš moters žinojimo, kas yra narcisizmas ir kaip su juo reikia tvarkytis. Tai atspindi jūsų sąmoningas pastangas daugiau nebežaisti narcizo žaidimų, nebesėdėti santykyje nieko nedarant ir apsisprendimas daugiau nebešvaistyti laiko su juo ginčijantis, įrodinėjant, maldaujant. Jūs tiesiog apsisprendžiate to daugiau netęsti ir tai tiesiog pabaigti. Jeigu jūs santykyje su narcizu jaučiatės išsekus ir jaučiatės taip, kad jisai kiekvieną dieną apvagia jūs nuo gyvenimo džiaugsmo, jisai tiesiog siurbia jūsų energiją ir jūs negalite nereaguoti į jo pasakymus, vis tik tai jūs turite įgauti tos vidinės stiprybės ir išmokti atsiriboti emociškai ir bandyti taikyti tą pilkojo akmens metodą. Aš kaip tik noriu paminėti
7 būdus, kaip jūs galėtumėte jį naudoti santykėje su narcizu ar kito tipo asmenybė, kuri yra manipuliuojanti ir gana toksiška. Ir tai gali būti nebūtinai jūsų partneris, tai gali būti jūsų kolega, tai gali būti jūsų darbdavys, tai gali būti jūsų šeimos narys. Taigi, 7 būdai, kaip naudoti pilkojo akmens metodą. Pirmasis tai yra vengimas, pasakoti narcizui apie savo planus ir tiesiog neskubėjimas sakyti, ką jūs darysite ir jūs pasilaikysite tam tikrą informaciją tik savo. Neatviraukite toksiškam žmogui, kad nuo šiol jūs taikysite pilkojo akmens metodą, kad nuo šiol jūs nenorėsite su juo dalintis tam tikrą informaciją, nes tai gali tik išprovokuoti bereikalingą konfliktą. Jūs tiesiog to nesakydama tyliai pasilikite savo planus. Galbūt, tarkime, po darbo jūs norite užsukti pas draugę, o jūsų partneris visada jums tai draudžia, priekaištauja. Jūs galite jam tiesiog nesakyti, kad pas ją vyksite, tiesiog galite paminėti, kad namo grįžti vėliau, arba jūs planuojate vykti į moteriams skirtą renginį. Vėlgi jam nėra būtina to iš anksto žinoti. Jūs norėtumėte tuo pasidalinti, papasakoti smulkmenas, pasidžiaugti tuo, kad renginio ilgai laukite ir kad būsite laiminga dalyvaudama jame, ir jūs norėtumėte, kad jisai pasidžiaugtų už jis, bet žinote, kad to nebus, nes jau daugybę metų matėte, kad jūsų lūkesčiai nepasiteisino, taigi dabar galite tiesiog pasilikti tuos planus savo, daug netvirauti, iš anksto nepasakoti, o tiesiog tai dienai atėjus išvykti ar tai renginį, ar susitikti su drauge. Tai yra būtent vienas iš būdų save apsaugoti savo emocinę ir psichologinę gerovę. Tai yra kuo mažiau pasakoti apie savo planus narcisistiniai asmenybei. Emociškai sveikame santykyje, bendraudami su žmonėmis, mes naudojame savo emocijas, tą tokią ne tik žodinę išraišką, bet ir kūno kalbą, akių kontaktą. Tačiau jeigu mes norime emociškai atsiriboti nuo narcizo, mes turime vengti akių kontakto, mes turime vengti tos gilios emocijos bendraudami su juo. Ir iš tikrųjų, bendraudami su žmonėmis mes siunčiame tiek tuos verbalinius, tiek neverbalinius signalus, ir akių kontaktas būtent yra tas neverbalinis signalas, parodantis kitam asmeniui, kad mums yra įdomu su juo bendrauti. O kada mes imame vengti akių kontaktų, mes suteikiame tą neverbalinį signalą, kad nesame suinteresuoti ir mes neįsitrauksime į diskusijas, į konfliktus ir apskritai iš širdies į širdį į kažkokį tai pokalbį ir bendravimą, jeigu toks iš vis gali egzistuoti narcisistiniuose santykiuose. Taigi, būtent antrasis tas būdas, kaip taikant pilkojo akmens metodą, yra vengimas emocijos, vengimas išraiškingos kūno kalbos ir akių kontakto su narcizu. Trečia, praktikavimas emocinio atsiribojimo. Tai bendraudamas stengiatės išlikti be emocijų ir tiesiog naudokite tokią ramę, nesuinteresuotą kūno kalbą. Apie emocinį atsiribojimą aš esu sukūrusi visai atskirą video ir aš rekomenduočiau jums jį pažiūrėti. Ketvirta, bendraukite labai minimaliai, tai yra ribokite savo bendravimą su narcizu. Narcizai pasikrauna iš mūsų bendravimo, iš mūsų emocijų, bando mus įvelti į tam tikrus ginčius ir konfliktus, naudoti gaslighting ar manipulacijas. Ir todėl, kad apsaugoti save nuo viso to, jūs galite pradėti bendrauti tik labai minimaliai, tik būtinais atvejais, ir jo klausimus ar provokacijas ar kitą galite atsakyti labai trumpai, kartais net be žodžių, tik naudojant tam tikrus ištiktukus ar minimaliai kūno kalbą. Galite ar tai linktelėti galvą, ar pakreipyti galvą į šonus, ar tiesiog sakyti, aha, gerai, taip, tikrai, supratau. Taip pat neskubėkite iškart atsiliepti į telefono skambučius, turėti ilgus pokalbius, neskubėkite tą pačią minutę atrašyti jo žinutes ar elektroninius laiškus, tiesiog duokite savo laiko ramiai apmastyti ir atsakyti teisingam nusiteikime, tam, kad jūsų atsakyme nebūtų daug tos emocijos. 5.
pasirinkite savo kovas. Narcizas ieško dalykų, kuriuos galėtų panaudoti prieš jūs ir iškilus konfliktui ar tiesiog girdint jį šnekant netiesą, jums gali kilti pagunda bandyti tai paneigti, bandyti įrodyti savo teisybę, pateikti tam tikrus faktus. Ko gero, jūs jau pastebėjote, kad visų tokių pokalbių pabaiga labai dažnai yra tokia pati. Jūs liekate kalta, o jisai lieka teisus. Ir po pokalbio jūs jaučiatės tiesiog išsekusi ir susierzinusi ir pikta. Todėl ir yra labai svarbu rinktis taip vadinamą savo kovas. Vietoje to, kad narcizui kažką tai įrodyti ir su juo ginčytis, yra geriau pasišalinti, atsitraukti, neatsakyti į kiekvieną jo bandymą jūs provokuoti, tiesiog neduoti jam to, ko jis nori. 6. Atpažinkite ir žinokite savo trigerius. Svarbu žinoti, kokie dalykai santykyje su narcizu jūs trikdo, jūs erzina, jūs provokuoja. Toksiškas partneris tai žino ir dažnai įdės pastangas tam, kad jūs išprovokuotų. Tai yra tas piktybinis provokavimas, piktybinė provokacija. Jeigu žino, tarkim, kad jums nepatinka, jog jis eina į patalpą su batais, jis tai ir darys. Jeigu jis žino, kad jums nepatinka garsi muzika namuose tuo metu, kai jūs dirbate savo ofise, jis būtent ir paleis muziką visų garsų namuose. Jeigu jis žino, kad jūs labai nemėgstate, kaip jisai palieka vandenį vonioje, jis būtent tai ir padarys, ne? Taip jis nori išprovokuoti tam tikrą ginčą, konfliktą, jūsų reakciją. Todėl jūs galite atpažinti, jūs galite žinoti, jūs galite įsidėmėti dalykus, kurie jūs trigerina. Ir nuo šiol apsispręsti sąmoningai visai kitaip į tai reaguoti. Ramiai, šaltai, be emocijos, tiesiog savo mintyse jūs žinoma pasakysite, kad na va, ir vėlis daro tą patį. Bet aš nusiteiksiu tam, kad aš nesuteiksiu jam valdžios kontroliuoti mano emocijas. Aš išliksiu rami, pagarbi ir tiesiog nesivelsiu į ginčą, į tą visą jo provokaciją. Ir 7. Atsitraukite, pasišalinkite ir užsimkite kitą veiklą. Narcizas gali pastebėti, kad jūs vengiate jo provokacijų, konfliktų, kad vengiate jo, todėl tai gali sukelti papildomą pyktį ir agresiją. Yra rekomenduotina tiesiog atsitraukti į kitą patalpą ar išvykti iš namų, atsitraukti iš tos pačios veiklos ir užsiimti kažkuo tai kitu. Klausimas, ar pilkojo akmens, ar kitaip vadinamos pilkosios uolos, Grey Rock, metodas veikia? Pasak daktarės Ramani, tai yra vienas iš pačių veiksmingiausių metodų, kurį jūs galite pritaikyti tam, kad emociškai ir psichologiškai atsiriboti nuo narcizo. O taip pat liautis būti jo narcisistiniu šaltiniu, iš kurio jis pakrauna tą savo energetinę bateriją. Jūs narcizui pasidarote neįdomi, kaip tas pilkas akmuo šalia kelių, kada jūs imate praktikuoti šį metodą. Ar narcizui tai patiks, ar jūsų partneriui tai patiks? Žinoma, ne. Nes atminkite, kad narcizai į kitus žmonės žiūri kaip į patogumą ir komfortą jiems suteikiančius daiktus, kurių jiems būtent reikia. Kaip pavyzdys, mums yra reikalingas skardinių atidarytuvas ar kamščiatraukis, bet jeigu staiga vienas ar kitas sulūš ir negalės atlikti savo funkcijos, kaip jūs pasielgsite su tuo daiktu? Iš pradžių galbūt jūs bandysite pataisyti, po to galbūt, jeigu nesiseks, susinervuosite, kad jis netlieka tam daiktui skirtos funkcijos, papyksite, gal pabumbėsite, ne? Ir toliau ką padarysite? Jūs tiesiog išmesite tą daiktą šiukšliadėžę ir įsigysite naują. Iš tiesų, kad ir kaip baisiai beskambėtų, bet asmenys turintys narcisistinės asmenybės charakterio sutrikimą labai panašiai elgiasi su žmonėmis, tuo tarpu ir su savo žmona ar partneriam. Kai savo santykyje pradėsite taikyti pilkojo akmens metodą, kitaip vadinamą Grey Rock metodą, narcizas tikrai supyks. Jis gali net pradėti labai niršti ant jūsų, nes jūs daugiau nesuteikėte peno jau ego, jūs daugiau nebepilate žibalo į ugnį. Tai yra, jūs vengiate konfliktų ir dramos, o taip pat liaujatės juo žavėtis, jūs liaujatės jį girti, liaujatės jo bijoti. Šiuo etapu jie gali imti
jūs dar labiau žeminti, naudoti prieš jūs emocinį smurtą, manipulacijas, gaslightingą, šmeižto kampaniją ir gali pasitelkti visą savo ginkluotę, kad kažkaip tai jūs palaužti. Jūs turite išmokti nereaguoti į visą tai, išlikti rami, pagarbi ir toliau brėžti aiškias ir tvirtas ribas. Narcizas nori, kad jūs tiesiog pasiduotumėte ir viskas grįžtų į senas vėžes. Todėl tiesioginė žodžio prasme jums teks sukandus dantis iškęsti šį laikotarpį ir nusiteikti tam, būti tam pasiruošus. Bet kai narcizas pamatys, kad jūs tikrai tvirtai stovite ant savo, jis galiausiai liausis jūs spaudęs. Jūs jam pasidarysite neįdomi ir pamatys, kad neverta irgi dėl to niršti ir siusti ir pykti ir labai tikėtina, kad jis staiga iššoks į naujos moters, tai yra naujo narcisistinio šaltinio paieškas, kad įrodytų jums, jog jūs jam nerūpite, jis jūsų nemyli ir kad jis yra vertas daug geresnės. Svarbu paminėti tai, kad šiuo laikotarpiu narcizas gali imti jūs, kaltinti neištikimybę ir įtarinėti, kad galimai jūs susiradote kitą partnerį, kadangi pasidarėte tokia šalta, abejinga, neemocionali jo atžvilgiu ir nebandote įrodyti, nebandote ginčytis. Narcizui juk nerūpi, kad jo elgesys buvo problematiškas ir visą tai privedė prie to etapų santykyje. Jis niekada neprisims jokios atsakomybės, todėl jis iš tikrųjų gali tikėti, kad jūs susiradote, tarkime, kitą vyrą. Taip pat jūsų partneris gali prašyti jūsų daugiau neiti į psichologų konsultacijas, daugiau neskaityti saviugdai skirtų knygų, nelankyti kursų ir raginti tiesiog jūs pasikalbėti su juo. Jis jaučia, kad praranda galią ir kontrolę jūsų atžvilgiu ir jam tai nepatinka. Pilkojo akmens metodas yra skirtas tam, kad apsaugoti savo emocinę, psichologinę gerovę, esant santykėje su toksiška asmenybė, esant santykėje su narcizu. Taip pat, jeigu jūs einate per skyrybas, atsiskyrimo procese, arba jeigu jūs po skyrybų turite dalintis vaikais. Vis tik tai šalimai šio metodo yra būtina rūpintis savimi, išskirti laiko tik savo, užsimti mėgstamą veiklą, susitikti su draugais, su šeimos nariais, turėti tam tikrą paramos grupę, taip pat siekti profesionalios psichologų, terapeutų ar coacherio pagalbos. Taigi, šį kartą tiek norėjau su jumis pasidalinti apie pilkojo akmens metodą ir tikiuosi, kad šita informacija jums bus naudinga. Aš noriu palinkėti jums, kad jūs rūpintumėte savimi ir kad jūs rastumėte būdus, kaip apsaugoti save nuo narcizo, manipuliacinių taktikų, nuo to pažeminimo, nuo emocinio smurto. Raginu jūs įgyti drąsos, nubrėžti aiškias, tvirtas asmeninės ribas ir jeigu įmanoma atsitraukti iš toksiško santykio, kuris tiesiog jūs žudo iš vidaus į išorę. Jeigu jūs norite pozityvių permainų savo gyvenime, jeigu norite atstatyti savo vertę, kurią paminė jūsų toksiškas partneris, jeigu norite rasti būdus, kaip išsilaisvinti iš toksiškumo kalėjimo, susisiekite su manimi, rašydamos man į mano elektroninį paštą, Instagramą ar Facebooko Messengerį. Stiprybės jums ir nepamirškite priminti savo kasdieną, kad jūs esate moteris iš didžiosios raidės, esate mylima ir nepakartojama. Dangiško karaliaus dukra. Jūs esate verta tik pačio geriausio savo santykiuose ir savo gyvenime. Sudie ir iki kito karto.